Labas visiems. Šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti viena tema, kuri man atrodo, kad yra aktuali daugeliui. Tai yra gyvenant šiuolaikiniai visuomeniai ir šitam amžiuje mes dažnai susiduriam su tokia problema, jog paprasčiausiai nespėjame kartu su gyvenimo tempu, nespėjame kartu su savo įsipareigojimais ir kartu su įpareigojimais, kurie atsiranda neišvengiamai gyvenant mūsų visuomeniai. Ir norėčiau vėlgi duoti jums tokį pavyzdį. Įsivaizduokite, kad jūs turite viešbutį, esate viešbučio savininkas, turite viešbutį kur nors gražioje Lietuvos vietoje, tarkime, kokioje nors Nidoj. Ir artėjant savaitgaliui, jūs matote, kad jūsų viešbutis pildosi. Ir labai tikėtina, kad sulaukus savaitgalio bus užpildyta 100% jūsų viešbučio kambarių. Ir klausimas jums pamastymui, ką jūs darytumėt kaip viešbučio savininkas, ar jūs leistumėt, kad šitie užsakymai plauktų toliau ir visi 100% kambarių būtų užpildyti, ar visgi pasiliktumėt keletą laisvų kambarių. Na ir turbūt logika sako, ar ne, kad jeigu mano tikslas yra pelnas, o kiekvieno verslo tikslas ir yra pelnas, tai kodėl aš turėčiau pasilikti keletą laisvų kambarių, jeigu aš galiu leisti, kad mano viešbutis būtų pilnai užpildytas ir aš galėčiau pasiimti maksimalų pelną. Na, jūs taip ir pasielgėt, ir ateina savaitgalis ir svečiai pradeda plaukti į jūsų viešbutį. Ir netikėtai jums paskambina žmogus, kuris prisistato, tarkime, iš mūsų prezidento komandos ir jisai informuoja, kad šiandien jie planuoja būti Nidoje, visa komanda planuoja būti Nidoje ir jie nusprendė pasilikti vienai nakčiai ir teiraujasi jūsų, ar būtų galimybė užsakyti keletą kambarių, už kuriuos jie mokėtų 3 kainą. Na, žinoma, jūs neturite ką jiems pasiūlyti, nes jūsų visi kambariai yra užimti. Tai reiškia, kad jūs prarandat galimybę užsidirbti papildomą kapitalą, ir galbūt prarandat galimybę gauti nemokamą reklamą. Galbūt prezidentas, jeigu apsigyventų pas jūs viešbutyje, jisai pasidarytų nuotrauką ir įsidėtų į savo socialinius tinklus ir pamatytų tūkstančiai žmonių, jūsų viešbutį. Galime įsivaizduoti kitą situaciją, kad ateina savaitgalis, atvažiuoja jūsų klientai ir netikėtai įvyksta avarinė situacija, tai yra prakiursta vamzdžiai ir yra užliejamas visas 1 aukštas. Savaime suprantama, kad klientai ateina pas jūs, jie išreiškia savo nepasitenkinimą, nes jie šiandien atvažiavo ir jų kambarys yra užlietas vandeniu. Jie teiraujasi jūsų, kaip jūs spręsit šitą situaciją. Ir deja, jūs neturite jiems daug ką pasiūlyti, išskyrus tai, kad jūs galite sumokėti jiems kompensaciją. Jūs negalite jiems pasiūlyti nei vieno laisvo kambario, nes paprasčiausiai jų nėra. Visi
viešbučio kambariai yra užimti. Taigi jūs pasiūlote kompensaciją, klientai išeina iš jūsų viešbučio, veikiausiai būdami labai nepatenkinti ir palieka turbūt ne vieną neigiamą komentarą apie jūsų viešbutį. Ir visa tai todėl, kad jūs nepasilikote nei vieno laisvo kambario savo viešbutyje. Ir ar tai neprimena mūsų gyvenimus? Mes stengiamės savo gyvenimą pilnai išnaudoti. Mes apkrauname jį įvairiais savo įsipareigojimais, planais, atsakomybėm, stengdamėsi išpešti kuo daugiau iš šito gyvenimo. Bet gyvenimas jis niekada nėra pastovus, jis yra nuolat kintantis. Jame nuolat atsiranda vis naujų situacijų, kurios patraukia mūsų dėmesį. Atsiranda kažkokios tai spręstinos problemos, kažkokie tai skubus klausimai, kurie atitraukia mūsų dėmesį nuo kasdienybės. Ir jeigu mes esame užpildę visą 100% savo gyvenimo, tada bet kokia netikėta atsiradusi aplinkybė, netikėtas atsiradęs klausimas, kurį reikia spręsti, labai stipriai mus išbalansuoja. Nes mes nebeturime nei laiko, nei energijos ir resursų papildomai skirti kažkam, nes mes esame užpildę 100% savo gyvenimo kambarių. Pagalvokime apie tai. Nes išmintingas viešbučio valdytojas, jisai niekada neužpildys 100% savo kambarių. Nes jisai žino, kad toks viešbutis jisai ilgai negali ištempti. Visada atsiras netikėtų situacijų. Ir kartais net galima netgi daugiau laimėti, jeigu mes pasistengime palikti keletą laisvų kambarių savo viešbutyje, savo gyvenimo viešbutyje. Nes tada atsiranda galimybė galbūt pasinaudoti žymiai palankesnėm aplinkybėm, priimti žymiai palankesnius sprendimus. Arba tiesiog skirti papildomus resursus kažkokiem tai skubiem atsiradusiam klausimam mūsų gyvenimuose. Ir išvengti perdegimo, išvengti pervargimo. Tad linkiu išmintingai prižiūrėti savo gyvenimo viešbučius.